ką valgyti žiemą, kad pakaktų mums maistinių medžiagų visokių, kurios mums reikalingos būtent žiemą arba kurių mums pristinga po žiemos. Na tai tikrai geras įprotis yra mūsų senolių arba vyresnių žmonių išsaugoti maistą jį fermentuojant, rauginant, marinuojant ir atkreipiant dėmesį į tų visų marinatų, rauginimo arba fermentuotų maisto produktų druskos kiekį, kad nereikėtų jo padauginti, nes druskos perteklius yra mums žalingas, o nors jinai mums naudinga, jos tikrai mums reikia nedaug. Tai iš tiesų raugintas, fermentuotas maistas, jie turi gerųjų bakterijų, kurios mums taip reikalingos žiemą apsaugoti mūsų organizmams. Na, o dėl pačio maisto ir sako, yra kažkokių super produktų, kuriuos reikėtų vartoti būtent žiemą. Na, tai tiesiog sakyčiau, kad įvairovė produktų yra svarbiausia žiemą, netgi svarbesnė negu vasarą. Nes vasarą mes gaunam ir kitų elementų, vis tiek natūraliai gaunasi, kad norim tų produktų. O žiemą ne visada mes jų norime, ne visada jie yra skanūs, kaip pavyzdžiui, pomidorai žiemą dažnai būna neypač gero skonio. Tai tikrai ir fermentuoti arba rauginti pomidorai, labiau rauginti tikrai būtų gerai, marinuoti nėra taip labai jau gerai kaip rauginti, nes rauginti yra natūraliai surūgęs produktas, kuris išskiria pieno rūgštį arba kitas medžiagas, kurios yra mums naudingos. Taip pat įvairovės spalvų, tai ir paprikos, ir morkos, ir brokoliai, ir kalafiorai, žiediniai kopūstai. Tikrai kuo didesnė įvairovė įvairių produktų. Taip pat lapinių daržovių, karle kopūstų, jeigu turime daržus, jie tikrai auga iki pat šalnų, taip pat duoda ir tos moterims dažnai stokojamos geležies, taip pat ta pati geležis augalinės kilmės produktus yra sunkiau pasisavinama ir jeigu valgome gyvulinės kilmės produktus, juos valgyti kokybiškus, kurie yra auginti be visokių tai priedų, natūraliai, geriausiai iš ūkininkų arba pačių, jeigu turime tokią galimybę. Taip pat tikrai nepamiršti nuostabaus maisto produkto, tai yra kiaušiniai. Galima ir fermentuotus pieno produktus valgyti, jeigu toleruojate pieno produktus, taip pat yra tikrai naudinga mūsų sveikatai. Tai tiesiog žiemą reikia atkreipti dėmesį, kad mes turime šiek tiek labiau susirūpinti maisto kalorijų ir jo maistingumo santykių, negu galbūt vasarą, nes vasarą dažnai mes ir valgome mažiau. Aišku, žiemą tas metabolizmas yra kaip ir greitesnis, mes šildome kūną ir taip pat organizmas atlieka kitas funkcijas. Tačiau būtinai svarbu yra ir tas organizmo papildymas tomis labiau koncentruotomis maisto medžiagomis, kurios yra mums būtinos.